visiems į ketvirtąjį tarptautinių jaunųjų pianistų mano vaikystės draugas fortepijonas konkursą. Ir jūs dabar pasveikins Škotiškos karališkos akademijos koncertmeisteris, tarptautinių konkursų laureatas Paulius Rudokas, ir jisai visiems konkursantams, visiems svečiams ir klausytojams skiria kūrinį Balakirevo rytietišką fantaziją islamitas. Prašau. Prieš pristatant vertinimo komisiją norėčiau pasakyti labai prasmingus žodžius mūsų lietuvių kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio. Muzika tai Dievo dovana. Tai pasiuntinys atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas. Raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybės, pagydus neapykantą. Tegul šiandieną mūsų mažųjų pianistų, jaunųjų pianistų širdelių virpesiai sujaudina mūsų vertinimo komisijos širdis. Tegul jų tie sielos virpesiai sujaudina ir mūsų klausytojus. Taigi, ketvirtojo tarptautinio jaunųjų pianistų konkurso vertinimo komisija. Komisijos nariai. Škotiškos karališkos konservatorijos studentas ir koncertmeisteris, tarptautinių konkursų laureatas, pianistas Paulius Rudokas. Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos lektorius, nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų gimnazijos mokytojas metodininkas, pianistas Donaldas Račys. Vertinimo komisijos pirmininkas, Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijos profesorius, tarptautinių konkursų laureatas, ordino už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžiaus kavalierius, profesorius, pianistas Rokas. Mes labai prašytume dabar gerbiamo komisijos pirmininko profesoriaus Romo Zubovo tarti sveikinimą. Labas rytas. Man labai džiugu, kad jau antrą kartą esu Jonavoje šio konkurso vertinimo komisijai. Kaip tos mano laurus pradėjo vardinti, aš pagalvojau, kad turėtų kažkoks seniukas atsistoti ir sunkiai ateiti iki scenos. Bet Jonava yra kažkoks stebuklingas miestas, aš sakyčiau, kad tai yra vienas iš pačių gražiausių jaunystės miestų Lietuvoje ir tie žmonės, kurie čia atvažiuoja, tą turėtų tikrai pajusti. Aš tą jaučiu, susitikęs su meru kiekvieną kartą šypsausi ir su pavydu galvoju apie miestą, kuriam toksai žmogus vadovauja. Ir man rodos, kad čia visi Jonavoj daro kažkokius labai teisingus dalykus. Aš pagalvoju apie konkurso pavadinimą. Mano vaikystės draugas fortepijonas. Aš manau, kiekvienas mokytojas, kiek tėvelis ir vaikai turi labai gerai įsiskaityti iš to. Visi prašom užimti savo darbo vietą. 10. Emilija Šeštokaitė, Lietuva.
asociacijai Jonavietė, Jonavos suaugusių švietimo centrui, mokyklos pedagogams, darbuotojams, mokyklos direktoriai Romai Jurgilienei, ir generaliniams mūsų rėmėjams, Jonavos rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Jonavos skyriui, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos Jonavos skyriui, Lietuvos socialdemokratų partijos skyriaus pirmininkui, mūsų generaliniam rėmėjui, merui Mindaugui Sinkevičiui, daktaro Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondui. Na, o dabar sveikinimo žodį komisijos nariams tars Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Maciulis. Labas vakaras visiems. Tiesą sakant, atlieku pareigą padėkos žodį perduoti mero vardu. Deja, šį vakarą dalyvauti ir šitą veiksmą ir žingsnį atlikti negali, tai ta garbė yra patikėta man. Iš tikrųjų, turim komisijos narius, turim
garbę sulaukti tokių svečių su tokia patirtim, kurie stengiasi tą patirtį skleisti, ją dalintis, perteikti mūsų jaunom atžalom. Ir tikrai mūsų miestui yra garbė turėti tokį įvykį, kaip šiandien turim, ir tikrai garbė turėti tokius komisijos narius, kuriuos šiandien turim. Kaip žinia, užtruko ilgai šiandien tas konkursas ir turbūt komisijos nariai neturėjo galimybės apžiūrėti mūsų miesto, mūsų gražaus miesto. Tai norėtume Jonavos rajono savivaldybės vardu įteikti tokias kuklias dovanėles, kurios leis truputėlį iš arčiau susipažinti su mūsų miestu. Taip kad dar kartą dėkojam už šitą darbą, už kantrybę ir už tą pliusą, kurį šiandieną turėjome. Tai ačiū labai. Kviečiu pasveikinti ir įteikti padėkos raštus Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos Jonavos skyriaus pirmininkas Justinas Vienienis. Taip, laureatų diplomas. Nugalėtoja liks laimėtoja Emilija Šeštokaitė. Garbės ir džiaugiuosi ir pasakysiu kodėl. Apdovanoti mokytoją, laimėtoją mokytoją. Pedagogas yra komandos narys, kaip ir komisijos pirmininkas minėjo, be tėvų, be tėvelių, mamytės, be galų gale to pagrindinio dalyvio. Ir man svarbu šitas apdovanojimas todėl, kad mano vienas iš šeimos narių taip pat yra pedagogas. Ir aš žinau, kiek tai pareikalauja jėgų, ištvermės, kantrybės, pasiaukojimo, kad įdėti tą darbą, kurį pedagogas turi įdėti. Ir man be galo smagu įteikti šitą apdovanojimą būtent nugalėtojo mokytojai, ponė Rytai. Ačiū labai. Šiandien rytą mes pradėjome vienu ryškiausių šios dienos mūsų Lietuvos jaunojo pianisto pasirodymu. Ir jau per šiandien turime naują Grand Prix laimėtoją, tai aš galvoju, kad šis vakaras gražiausias būtų, jeigu mes ir pabaigtumėm naujo Grand Prix laimėtojo išstojimu. Mums ypatingai patiko, kaip Emilija Šeštokaitė grojo garšyje pjesę Kimono paruošimas naujiems metams švęsti. Aš pagalvoju, kad jau tie nauji metai iš tiesų ne už kalnų ir ta mūsų labai graži kimono pasiruošimo ceremonija tegul tampa mūsų beveik įvadu į kalėdų sezoną ir į gražią ateitį jaunosios pianistės. Tai kviečiu į sceną mūsų Grand Prix nugalėtoją pagroti mums kimono paruošimą.